Sakykit, ar jums patinka roko muzika? Ko? Roko. Man ne. Ne? Man klasika geriau patinka. Klasika? Jo, Čaikovskis, Bachas. Aš roko muzikos nemėgstu. Galva nuo jos skauda. Labas rytas. Labas rytas. O, gerai pataikiau. Pala. Viršininkas. Gerai. Čia viršininkas. Ir čia viršininkas. Viskas. Labas rytas. Kažkas atsikėlė. Labas rytas. Antis laikas keltis. Ar antis... Ką? Pakyla. Taip. Jis skrenda. Taip. Oi, po 9:12. Labas rytas. Ką? Nu reikia žinoti. Va, pagaliau aš į kadrą patilpau. Valio. Darbas puošęs žmogų. Aš nesu susipuošęs. Nu va. Dešimt dėžių, pilnų dėžių. Gal dar apmokėt. Tvarkos. Kaip tik tokį, vat. Suprantat, jam gerklė, vat, skauda. A, gerklė skauda. Vargšas tas lygų. Ar girdėjot apie tokį ansamblį Antis? Antis? Taip. Ne. Negirdėjot, nematėt per televiziją, nematėt tokio? Ne, iš kur jisai yra? Iš kur? Iš Vilniaus? Iš Vilniaus? Ansamblis Antis? Taip. Nu čia dabar kas... Negirdėjote? Tai va čia Antis pagrindinis dainininkas, jam gerklė skauda. Tai gerklė skauda? Taip. Nu tai sako, batsinis be batų, kirpėjai šukosinas, o dainininkas be balso. Šiais laikais. Tai ateikit šiandien į koncertą. Į Antis? Taip, Antis. A kur jis būstas? Sporto, žodžiu, kultūros parke. Ai, čia tam? Taip. A, gerai ateis. Gerai? Nu tai mes jūsų lauksim tada. Būtinai. Gerai? Gerai. Na, ačiū.
Pasakyk 180. Nu jo, bus ramiau. Išeikit, pasakykit tiksliai, ką mes situacijoje. Dar galima, jeigu kas į tinklus skambinti. Krito, jis dabar viskas. Išjung visas šviesas, viską išjung. Ne, dabar per daug eina, sako, 260. Sudeginti. Jeigu tokie bajeriai gali būti telefonas susideginti. Minutė dėmesio. Vyrai ir moteris, jaunuoliai ir jaunolės. 180 voltų tik įtampos kol kas yra. Jūsų tiek daug, matyt, prisėda truputį. Minutėlė, pakentėkit, viskas to bus tvarkoj. Aš esu bijusi, atvažiavusi užsienio ir norėjau pamatyti. Ir galėjau bilietą išsiųsti. Jo, aš nežinau, ar aš galiu nuotraukas įmėti. Ne. Nuotrauką? Galiu? Gal? O, gerai. Jis man toks. Paieško kontaktus, nepapurkit. Tik reikės tą mygtuką paspausti, viskas. Jo. O, jinai ir gali būti. Taip, čia mano dukra. Pabandyk spirkelę, pakartas padeda. Monika, Aš esu pasižiūrėk vyrė. tą pusę. Kada galima? Kada pasimažė? Šis jo, spaudžiu. Jo. Nieko nereiškia, kad juoda. Kartais būna ir juoda, ir viskas veikia. Dar kartą. Persivedėjau? Jo. Spirkyje. Ačiū. Aš esu matęs tą ant televizijos. Tokia dalelė. Labai trumpai rodo. Labai. Jis kitaip atrodo. O, jo, žinau. Tak pažiūrės, dabar jeigu tik draugus rasiu, iš kartai ten atsisėdu. Kokią jis muziką groja? Nežinau. Visoka. Visokia? Jūs patys nuspręsite. Jo. Daugiau girdite. Jo, mano brolis yra labai. Jisai muzika domisi, jis turi radio programą. Ir jisai sakė, siek nueiti į koncertą, pažiūrėti į temus. Tai ir padariau, gavau galimybę. Labai malonu. Gerai, ačiū, galėčiau fotografuoti. Aš noriu pereiti, kada jinai kovoja. Vat! Atsitinka taip, kad gėda ir dar kartą gėda.
Šiandien mes pradedame seriją renginių skirtų Respublikos jaunimui. Tai roko maršas per Lietuvą. Su pagrindinėmis jo idėjomis ir kryptimis jūs supažindins ORG komiteto pirmininkas, Vilniaus jaunimo muzikos klubo prezidento pavaduotojas Gintautas Babravičius. Labas vakaras. Na, visų pirma, norėčiau atsiprašyti jūsų už šį 13 minučių pavėlavimą. Jeigu jūs leisit, pradėsiu. Roko maršo per Lietuvą organizatorių, LKJT miesto komiteto ir jaunimo muzikos klubo vardu sveikinu visus susirinkusius į šį šaunų Rock Dinamo stadioną. Na, idėją surengti tokį roko maršą per Lietuvą pasiūlė Algis Kaušvedas. Striukę nusivilkit į skyrių reikia. Gali suleisti vaistus. Kokius? A jūs norit pas daktarą kaip pažiūrėti, ja? Taip, ir pas daktarą reikia sukelti stygas ir reikia kalcio chlorido suleisti. Chloratas. Tai jūs jau gydotės, taip? Ne. Jūs išgydėsi. O iš kur jūs gavot tos vaistus, kad reikia suleisti? Aš jų neturiu. Ne, o kas jums paskyrė kalcio chloratą? Tai man pasakė kiti dainininkai. Jie vakar leidėsi. Tai man dar pažiūrės, pasakės. Kokią pripinkę jūs laukat? Kaune? Dėšiu. Tai jūs vien pagal gyvenam vietą? Pagal gyvenam. Ten, kaip ten yra? Taklėna gatvė. Puškino gatvė. Puškino vardą. Puškino? A tu kiek ant Puškino? Puškino gatvė. Puškino, ne, Puškino. Puškino gatvė. Pirma tarybinė. Mes einam parodyti, kaip patekti.
Seselė, o jūs Antės koncertą kada girdėjot? Kokį? Antės tokio ansamblio. Ne. Ne? Antį? Nu. Girdėjau, Antį, aš... Taip? Jo. Tai patinka jums? Ką? Kaip čia jums pasakyti? Mažai, per televiziją. Nu. Tai šitą dainininką pažįstat? Ką? Nepažįstat? Svarbu susipažinti. Nėra daktarų. O kur? Operacinėje operuoja įsistoja. Ai, ginekologai, jo. Tai reikia Sėdėk, palauk. O dabar nesenai pradėjo, ne? Nu, prieš valandą gal panašiai. Tai aš skambinu. Bendrai, o gal ne, gal išrūpinį vežė kažką. Žiūrėsim palauk. Kad ir solistas. Tai gal man galėtų įsipažinti. Koncertuoti pradėjo 1986 metų pavasarį ir pirmą kartą į savo dėmesį atkreipė Lituanikos 86 metų festivalyje. Karjeros pradžioje šios grupės pagrindą sudarė 5 kauniečiai, tačiau šiuo metu beveik visi ansamblio nariai yra vilniečiai. Taigi Vilniaus grupė Antys. Ypatingai sėkmingi šiai grupė buvo 1987 metai. Grupė Antys paruošė specialią programą su žymiais džiazo muzikantais. Molokojedovu ir Čekasinu koncertavo koncerte skirtame 21-ame LKRT suvažiavimui. Taip pat tapo 1986 metų Lituanikos festivalio laureatais. Lapkričio gruodžio mėnesį mūsų plokštelių parduotuvėse turėtų pasirodyti pirmoji Antės plokštelė. Antys užima labai ryškią socialinę poziciją, kas aplamai yra būdinga rokui. Ji kariauja prieš tuščiažodžiavimą, miesčioniškumą ir susitaikėliškumą. O dabar leiskite jums pristatyti Antės sudėtį. Arūnas Blušius, gitara. Gintautas Rakauskas, bosinė gitara. Mušamieji, Linas Būda. Petras Ubartas, triuba. Povilas Kavaliovas, saksofonas. Arūnas Luckus, trombonas. Vytautas Kubilius, tuba. Ir Algirdas Kaušpėdas, vokalas. Tai dar nukanslu. Girda, ne? Nu, aš adresą žinai. Antys jums pasiūlys šiandien sekančią programą. Pirmoji daina draugui Tadatavičiui. Antroji Alio Alio arba Boločka Jonas Klausa. Trečioji Duokite medalį. Be to, šiandien man gėda. Vilnius Kaunas. Kada pas mane tu ateisi? Zombiai. Alyvas. Boksas. Ir kontrolierė. Tačiau nesupraskite manęs neteisingai, Antys tai ne vien tik kritika. Antys tai visų pirma gera nuotaika. Taigi scenoje Vilniaus jaunimo muzikos klubo grupė Antys.
ryškia kaip. Žinot, mes čia su koncertais važiuojam į Respubliką ir šiek tiek pavargo balsų stygas. Bet visą laiką grinama reikia dainuoti. Nu, nieko nepadarysi. Reikia šiandien 12 žmonių susirinkti ir nedaryti. Gal jūs man galėtumėt sutekti kaip nors truputį pasižiūrėti. Ir kalcio chlorato. Taip. Apsivalyti, nes vakar tai tauragiai, tai vos ištempė. Karjera gali baigtis. Aš čia dienoraštį tokį darau apie roko maršą, čia vat atsitikimas su ligoninė. Dabar apsuksiu šitos pusės. Trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling. Seems I hear your voice calling. All right. Yes, it is. A rainy night in Georgia. Gerai, kad sužinojom. Norėjom, kad nepavyks. Mes norėjom laiku, kad susidėję tranzavom, su tranzuotojais kartu. Prie Klaipėdos užrašo. Biletinės biškį mažiau. Ir atrodo pliusas bus didesnis. Kad supratysite, šitą metalą padaryti. Браво! Ты попался, Швайк. Надо улыбаться. Labdien, labdien. Vilniaus jaunimo muzikos klubas paruošė seriją renginių skirtų Respublikos jaunimui. Tai roko maršas per Lietuvą. Pirmasis šio maršo koncertas įvyko Liepos 6 dieną Vilniuje. O ruošiant antrąjį šį koncertą mums daug padėjo Kauno miesto komjaunimo komitetas. Koncerto metu jūs matysite 5 grupės. Mes tikimės, jog kiekvieno kolektyvo kūryba ras atgarsį jūsų širdyse, padės jums suvokti, jog rokas yra įvairialypis, jis turi daug krypčių ir stilistinių atspalvių.
Pasistengime atitolti nuo blogų roko štampų, kada scenoje džeržgia nesuderinti instrumentai, o salėje kyla beveidė minia. Ir tai pirmieji scenoje instrumentinio roko atstovai iš Vilniaus grupė Ad Libitum. Reikia pripažinti, kad instrumentinis rokas nėra labai populiarus, kadangi norint jį suvokti, reikia gerai įsiklausyti ir susikaupti. Tačiau pasaulyje jis gana tvirtai laiko savo pozicijas. Intelektualaus roko muzikantai dažnai yra kviečiami koncertuoti su garsiais orkestrais, bendradarbiauti su įžymiais dirigentais. Tokiu pavyzdžiu galėtų būti Londono karališkasis simfoninis orkestras. Vaikinai, kuriuos jūs šiuo metu matote scenoje, atliks jums 3 kompozicijas. Tai sezono pradžia, repeticija kelionėje ir status quo. Apie juos greitų laikų galės sužinoti ir kitų šalių muzikos mėgėjai, kadangi Anglijos firma Omnibus ruošia knygą apie tarybinį roką, kur tarp lietuviško roko pradininkų bus paminėta ir grupė Ad Libitum. Šiuo metu mūsų parduotuvėse jau pasirodė pirmoji grupės Ad Libitum plokštelė. Ir taip, grupė Ad Libitum Vilnius.
Libitum. Kol pasiruoš sekantis kolektyvas su pagrindinėmis roko maršo per Lietuvą kryptimis ir idėjomis, jūs supažindins organizacinio komiteto pirmininkas Gintautas Babravičius. Labas vakaras. Roko maršo per Lietuvą organizatorių vardu, Vilniaus jaunimo muzikos klubo vardu, sveikinu visus susirinkusius į šį puikų rock stadioną. Idėją pasiūlė rengti šį žygį Algis Kaušpėdas. Na, nuo sumanymo iki įgyvendinimo ilgas kelias, keitėsi miestų pavadinimai, grupių pavadinimai, keitėsi datos, bet pagaliau mes kelyje. Ir neatsitiktinai pirmasis sustojimas Kaune, mieste turinčiam tokias gilias ir šaunias roko muzikos tradicijas. Na, manau, kauniečiai palaikys ir kitą idėją. Dalį lėšų surinktų šio maršo metu paskirti Lietuvos kultūros fondui, visuomeniniai organizacijai, kurios tikslas saugoti ir gausinti kultūros vertybės. Plačiau su fondo tikslais susipažinsit mūsų vakaro metu. Na, o dabar norėčiau palinkėti visiems geros klodės, muzikantams ir klausytojams ir gero oro, bent 3 valandas. Ačiū. Andriu, man gitarą padaryk. Vieną garsą. Капитале. Грина море labai greitai viskas darosi. Senukai, kurie su jaunimu čia užsiminėja, lyginti ne jauni. Rokas ne taip jau senas, ne taip jaunas. Ne taip. Man gal ne tai, kad pagalvoji, tai taip. Tai sena, kada jau pradėjo. Bodelis, gal karatamino keistum, ar ne? Nesuprantu, aš nesusidūriau niekam, visada traukiu gerai. Galinės. O tu kalcio turėsi, na jau? Gal su fiziologiniu perklausu? Sako, kiti dainininkai leidžiasi kartu su šito. Jo. Tonizuoti čia. Su gliukozė. 40%. Cukraliginės ar nervigikeminės pamatinės. Tai visi traukiasi, vienas geras, ne? Geras, normalus. Paskutinis šiandien, po to visą vasarą nieko. Pradžia 9, bet 7 valandą repeticija. Gal 2 valandas. Su fiziologija, taip? Kaip roko maršo pirmininkas jums jau sakė, 10% lėšų surinktų visų koncertų metu mes skirsime į Lietuvos kultūros fondą. Susirinkę organizacinėme komitete porą savaičių prieš koncertų pradžią mes ilgai svarstėme, kam konkrečiai skirti šias lėšas ir nutarėme štai ką. Visa tai nulems jūsų nuomonė. Taigi dabar mūsų mergaitės jums išdalins labelius, kur nurodyti galimi variantai. Pabraukite tą variantą, kuris jums labiausiai prie širdies. Šiuos labelius mes surinksime per sekančią pertrauką. O dabar norėčiau jūsų pažindinti su pagrindinėmis Lietuvos kultūros fondo idėjomis, kurios mus labai sujaudino ir mes tikimės, jog jos ras atgarsį ir jūsų širdyse.
Lietuvos kultūros fondo rėmėjų gretas. Kiekvieno tėvynės mylėtojo, savo krašto piliečio krūtinėje žaižaruoja troškimas puoselėti tėviškės kultūrą, turtinti jos parodų. Ieškoti dar nesurastų praeities dvasios lobių, išsaugoti ir ateinančioms kartoms gražiai, iš širdies į širdį perduoti tai, kas mums buvo, yra ir bus brangu, kas puošia mūsų gyvenimą, taurina žmogų. Branginti ir gausinti kultūros tėkmę, gaivius jos šaltinius tekančius iš praeities per dabartį ir ateitį. Kilnus pradėjusio veikti Lietuvos kultūros fondo siekis sutelkti visus tėviškės geranoriškus piliečius, dvasios žmogaus, proto ir širdies kūrybos lobių mylėtojus, savanoriškai ir aktyviai dalyvauti įvairialypėje kultūros plėtotėje. Saugoti, kurti kultūrą ir ją vaisingai naudotis, kad tobulėtų dalyvinis žmogus, kad jis, gražus, gilus ir išmintingas, savo spindesiu žavėtų aplinką, taurus žengtų ištiesę ateitį, vaisingai darbuodamasis mūsų tėvynės klestėjimo labui. Kiek daug ir puikių kultūros lobių mes turime. Tai mūsų istoriniai revoliuciniai paminklai, įžymus daugelio amžių ir epochų bei nūdienos architektūros statiniai, dailės kūriniai, žėrintis folkloras, taurūs papročiai ir prasmingos apeigos, literatūra, mokslo veikalai, nūdienos įvairias sluoksniai kultūros klodai, turtingiausios dvasinės kultūros vertybės. Ir ne tik mūsų tėvynėje, mūsų tėviškėje, mūsų tautos, mūsų tautiečių sukurtų kultūros brangenybių dar nemaža yra už tėvynės sienų. Sugrąžinti tas vertybės į tėviškę, į tėvų namus, kad jos tarnautų mūsų žmonėms ateinančioms kartoms, kilnus fondo uždavinys visų mūsų reikalas. Lietuvos kultūros fondas kviečia visus tautiečius, visus Respublikos geros valios piliečius stoti į fondo rėmėjų gretas. Tonizuojančio reikėtų kokio. Aišku, mes jau branduolius triučiai. Visai, kad neišgirtumės. Ne, man jėgų tai užtenka, bet kad vat šitą vietą gerai. Kada poilsis? Viskas paskutinis koncertas. Ir po to visą vasarą jau. Po to jau keletą mėnesių šios ne. Ne, tai po to savo sudarimės. Na gerai, viskas, mikrofonas taip nežinautas, tai silpnumas. Nu, bet dar patologijos tikiuosi nėra. Prašau, galima sužinoti? Galima. Ar skaitėt apie fondą, tą lapelį, ką galvojat? Mes visi siūlom, visi žalgiriečiai ir visus agituojame, kad Ką? dalis lėšų būtų naujų Kauno sporto rūmų statymai. Dalį skirti? Didesnė dalis. Aišku. Gerai, dėkui, einu toliau. Čia visi dar žalgiriečiai sėdi, taip? Neištrinkit paskiau. Kaip? Neištrinkit jį paskiau. Gerai, ne, būtinai. Čia Nes tos lapelius turbūt jaunimo muzikos klubo užsakymų filmuojam. labai malonu.